šitą mes pagaliau artėjom prie savo tikslą, katru prasidės visas mūsų žygis, nors kad anon pasiekti, mes praėjom su Evaldu 15 km. Ir aš norėčiau biškį pašnekinti Evaldą apie įspūdžius, ką atrodo viso žygiaus pradžia. Gal... bet ne, prižengiau, taip, bus geriausia. Iš tikrųjų žiaurė faina, kad ir visą laiką. Niekas nevyks palei planą, taip ir mums nevyk, mes neatsiradom tam taškį iš kart, mes atsiradom 15 km nuklydį, bet žiaurė faina, pasišnekėdami, atsipūti, pamatė įvairių oro sąlygų, atėjom čia, kur prasideda mūsų tikrųjų kelionė, tai jau mes turėjom prie kelionės pridėti plus 15 kg ir kiek jau čia valandų? 3 valandas turėjom mėti. Kiek? 3 valandas turėjom mėti. Nuo 9 pradėjom jau be 10-12, tai jo. Ir biškį gal norėčiau pataisyti, mes nenuklydom nuo kelį. Mumis nedavežė paprasčiausia, nes blogas kels buvo ir bijojo, kad gal nuslysti, dėl to mūsų nedavežė iki vietos, katros mes turėjom dėti. Tai mes nukėlį nenuklydom iš tikrųjų. Tik tas... Jo, ir dabar turėsim atgal grįžti į dalį kilometrų, bus 5 km atrodo, iki mūsų tos vietos, katros mes jau praėjom dar kartą, esam, kad įstūti naują kėlį. Dabar parodė, ką atrodo Monako priein. Kodėl aš galiu kažko dar nešti, nes pas mums veica netrūks. Ir atkreipkite dėmesį, kokios vėliavos yra? Žemaitys ir Žemaitys Didžiapėdžių. Tai va. Debra, laukiu toliau naujų istorijų. Šiaip iš tikrųjų dar aš bišdadės, nes mumis skersa biški žiūri, kad mes einam su žemaitiškom vėliavom Aukštaitijo. Mes nematėm... Bet mūsų visai nerūp? Ne, kam rūp. Tai va, jo, laukiu tęsin. Viskas, oficialiai žygis prasideda nuo dabar. Sveiki šeimyna. Vis dien prasivokščiam savo, pagaliau atradom kolonėlį. Tai va, prisėsim karelis, pasivalgysim ir bandysim ieškoti kažkur, kur pastatyti palapines, kad pasnausti. Planus yra 4 valandas pasnaudus toliau žygiauti, nieks nemėgus labai ilga. Ir kaip matėte, nuotrauk sutikom žygeivių, pakalbėjom, atvedė mums iki kolonėlės, kur mes galėjom atsisėsti ir pailsėti. Ką Pavalda pirmų idėjų praėjo? Pati pradžia buvo žiaurė lengva, bet paskutinė tai kokie 5-8 km buvo žiaurė sunkiai, o kirti žiaurė kojas. Džiaugus, kad atradom degalinę ir galėjom prisėsti ir truputėlį pailsėti. Bus matyti, kaip Monkojelis nekrito. Matysim. Ir jeigu pavyks, tumsi jie kas nors atmatysias, bandysim dar, kai įsikursim, pafilmuoti. Iki. Jau ir aš kadrė, ne? Jo, jau ves kadrai. Labą rytą, Didžiapėdžią. Norim pasirodyti, kad dar esam gyvi. Lietuvėlė mūsų oro keitas, kas 15 minučių. Matėt, buvom žeimo. Paskui atrodo, pavasarį atėjom. Dabar esam grinam rudenį, kiaurą perliai. Esam praėjo kažkur apie 20 km, nes nuo 4 rytą žirkliaujam. Mėgojom, tiksliau pasakyti, mėgojom, tos ilsėjomės 4 valandas. Ir bandom pasiekti Vabalininkus. Ir tikamės, kad ten bus degalinė. Arba... Kapins davins. Ne, kapinių čia dar mes, man atrodo, iki Vabalininkus ateisėm kaip 15. Bet arba kolonėlį tikamės rasti, arba kaip parduotuvį, kad gauti kažkon karštą pavalgyti, o ne vien savo riešutus lėsti. Riešuta nebloga. Nėra bloga. Gera hibrid. Lauks naujienų, kas nors nutiks. Vėl rašysiam, siūsiam, žiūrėkti, stebėkti, laukti. Noriu pasirodyti jums, kad esu dar gyvus, pavargęs, labai pavargęs, bet gyvus. Nepasidaudu, jam toliau šitą esu užėjęs į kolonėlę, atsigerus kavėlis, pasivalgiau, dabar šitą dar sudainių peršnekėjau su savo to vien iš Didžiapėdžių, kur kartu visur vakščiudavom. Esu 9 km iki Panevėžiaus, tai atsigėręs kavos, esu susirasiu kažkur
vietą, kur pastatyti palapėnį. Tai dar tikus, kad bus švėjais ryšęs padaryti video iš palapėnės, nes vakar savalt, kas atimės palapėnį, buvo labai tomsi. Nebebuvo prasmės nieką rodyti. Nu, šiandien gal išės, jeigu šiandien išės, gal rytoj išės, matysim. Bet vieną video vis tiek iš palapėnės reikės parodyti, kaip atrodo mūsų gulis meškų. Ir iš tikrųjų nėra šalta palapinė miegoti, gan šiltuoka buvo. Nors ir dolksnėje, tenas pas monis ir vandau lašyje į vidų, valda geresnį palapinį. Tai dabar esam pasikei, kadangi vals išvažiavo. Ir labai gaila, liūdna, kad jie pasibaigė nam tas visų žygis. Tie pradėjom linksmą, bet nieko, tikus dar sudalyvausiam kam nors stipriam žygė. Ir kol kas įvaryti. Pastačiau savo berlogą, turiu paruošęs namuką, kad ramiai miegosiu. Viskas įsitvarkyta, miegmaišis, striukė, čia vietų pagalvis, powerbanks, ausėnis, bus jau prijungtas telefonas, kad pasikriautų rytoj. Aišku, kas be ko, be mūsų atributikas, didžiapėdžių ir žemateis vėliavas. Benu, aš niekur neiškeliaunu. Veita nebus visai rami. Čia už iki 100 metrų yra magistralinis kelias, tai mašinas kauk. Iki Panevėžį lieka gal koks 1,5 kilometrą. Daugiau nenorėjau lysti iki miestą, nes bijau, kad galiu neberasti vietas. Pastatyti palapinę ir todėl pasirinkau čia šitą miškėlį, rami, graži vieta, čiulbelė paukšt, medžius. Tikus šį naktį išės pamiegoti, ne taip kaip vakar, kad tik tas savaldų gulėjimą užmerki, bet užmėgti neišėjo ne vienam. Ir rytoj naujų mygom šturmausiam Kėdainius. Gamta toliau siunt man išbandymus, paleido vandens krūvą. Nors tiek daug, kad esu nusnaudęs normaliai, bet taip kaip vakar. Tai teka susipakauti daiktus, šlapius visus ir pradėti žygiuoti toliau. Nežinau, kaip sieksis, nes lytus yra daug stipresnė, kad vakar turėjom su valdu. Bet bandysim priešintis, o kas man belikt. Išėjęs į tokį žygį, kuo įsteng plauti ir tokios veitos. Bet neplauti kojų nepavyks, nes tokius žygius prakaitau, pradedat šosti kojas ir iškart pūslis metas. Taip kad geriau pelkė plauti, nei to dalyką ignoruoti. Pelkė nusiploviau kojas, nes jau buvo baisu, o mieste einant per Panevėžį nelaba kur buvo nusiprausti ir tai duon stenk plausiu mineralinį vandenį, nes papras vandens neperku. Todėl, kad reikia atstatyti mineralus ir kojytis bus sutvarkytas, tai jau lipsėm į kojinis ir žygiausiam toliau. Rytinis košmaras baigės, oras stabilizavos, žygis daug geresnis tapo, drabužiai baigė išdžiūti, tu tokį košmarą nebesijaut. Dongus aišku yra tekurs lietuviškas cepelininis ir smulki dolksnėlė, bet tas man netrukdo visiškai judėti ir į priekį. Džiaugiuosi dėl savo kojas vakar priėmiau sprendimą pjauti pūslį onkulniais. Tai užklejavus judėjimas gavus daug geresnis, o kairiuosius kojas mažais kažkur nedatrinti ant pūslės, bet ons
biški maiš greit išlaikyti, bet tikus, kad man nepamaišys tas ir aš galėsiu judėti toliau. Dabar tikslas yra okupuoti Krekenavą, sakant, skanis dešrelsi, tai bandysim gal nusipirkti, jeigu bus. Aišku, jau kovoju, nes ant ten žalių nieks nevalgys. Ir on turėtum būti už 12 km po Krekenavos šausiam toliau į priekį iki pas tuo mūsų kapons yra dar partijos atstovus, Agorkų karalius, Kėdainių šefas. Taip. Ir tada spręsiu toliau, ar pasiliksiu miegoti. Atėjo laikas papusryčiaut, beveik 10 km įveikiau, iš Kėdainių nesu išėjęs. Va tur daunėlis, vaš skurtinėlį ir šokoladėlis. Pasivalgau ir keliaunu toliau. Norėjau papasakoti jums apie vakarykštį Deinus pirmą, nes vakar nebeturėjau jėgų ir norą daryti kokį nors įrašą, nes tiek skaudėjo kojas, tiek buvau pavargęs, kad daryti kažkokį video tikrai jau buvo nemo jėgoms. Ir viena laim, kad paskambino Evals pasiklausti, kaip man sekas, kaip eina žygis, tai porą valandų bandė išvaikyti iš man galvos demonus, kad reikia perša visokius mintis ir gal, kad netgi žygį baigti, nes tiek kuo skaudėjai. Jau paskutinius 15 km tikriausiai, gal 12-15 kažkur tam tarp. Nuo stotelės autobusų iki stotelės, Denų išlipu iš batų, sėdu, lauku kol pres ir vėl einu. Jau kitaip nebegalėjau. Bet kažkaip su Eval pradėjom šnekėtis, užsimirštas skausmus, šiaip net apdėjau iki savo užsibriežtą tikslą Kėdainius. Ir paskiau Evals pasiūlė pabandyti tokį variantą, nes vis tiek treneris supranta mūsų visą fiziologiją, raumenų darbą, ką paneveik. Ir buvo priimtas sprendimas, kad man reikia daug daugiau suvartoti angliavandenių ir baltymų, nes žygiai iš vis nesinori valgyti. Ir valgydavom tam, kad kažką suvalgyti, pavalgyti biškioką, bet tai nežinau, gal kaip 1500 kalorijų tik tą suvalgydavom, nes daugiau tikrai nesinorėdavau. Ir nusprendėm, kad reikia daug energijos, daug reikia pavalgyti ir pabandyti miegoti ne mažiau 6 valandų. Neims mėgs, nors gulėti, bet reikia minimum 6 valandas, duoti biškį organizmo atsigauti. Ir kaip nebūtų keista, šiandien praėjau 72 km daug lengvesnėm kojom. Ir tai šiandien tom patį kartuoju. Ir tikus, kad išės užbaigti žygį. Jo. Šiandienin žygis jau baigės, praėjau 59 km, kojas grįžo į šitaniaus lygį, kad nebent paėti ir skausmus yra nesveiks. Užen geriau yra, užen tiek dor, kad nežinau, ko daryti. Tai stabda ir pailsi vėl eini. Ir skambinau Evaldau, ko daryti tokiu atveju, kai ir pagal vis simptomus man prasidėjo dehidratacija, tai leipė daug gerti. Tai kol nuėjau 2 km daugiau kapos jau Vytaut sugėriau šį vakarą, kol esu į patalus, turiu išgerti visą, kad papildyti skysčias, kad galėčiau ryto žygį užbaigti, o nenusikunkinti iki galo. Ir
kaip ir minėjau, šiandien 59 km, rytoj jau lieka 56. Tai tikiam, tiek vakar, tiek šiandien panašiai laikai jau, vakar 72 km, šiandien tik 59. Skirtums yra akivaizdus, kur kuojais normalią neš ir kur tragedija yra. Paskiau lūpos yra tiek sueižiai, sudžiūvusis, kad kondant į buterbrodą, plyšinė kraujas apentan ir baisu, yra situacija sunki. Bet kas džiugint, kad tuo paskutinį dienėl ir končias baigsies. Ir jeigu paklaustum, tai kartuočiau tu žydį. Ne. Per daug sunkus. Tas Robinsoniškas variantas, ne. Nebent tu žygį daryti, bet mėgoti viešbučius, išsilsėti, valgyti normaliai. Jo, pesimistinis nuotaikas dinga, trykštų optimizmu po saulės atvežtos tabletės. Nežinau, kas ten per tabletė buvo, ekstazis, ar dar koks velnis, bet pradėjau bėgti kabieris, nors prieš tai visą naktį vos be pasivilkau. Tik buvau sunkia, dabar greitis, kažkur 5 pos, o tokiu greičiu žygiuodavau be kuprėnis. Ir aplama, norėjau padėkoti Leipagirį žmonėms, mūsų grupės nariams, kad rašė, kvietė pasais į svečius, kad pamaitinti mane, pasišėlinti, ką galėčiau ir taip toliau. Bet tikrai suprantat, kad man kiekvienas metras yra sunkus. Ir sopti šoną nenorėjau. Ir be to įėjęs į kolonėlį, ledą pasikriau telefoną, ten pavalgiau ir varau į priekį. Iki Druskininkų lieka 10 km. Manau, kad tokių žygių aš netruks 2 valandų daginti tuos Druskininkus. O nuo Druskininkų dar 10 km ir pas Batkas į Baltarusiją. Aišku, šinas nesu, priseins sustos, jeigu mums pasinytė neišgins. Matysim. Gerai, dar kartą dėkuoju Leipagirį grupės mūsų nariams už svetingumą ir laukiu naujienų.